Visą ketvirtadienį Lietuvos mokslo akademijoje buvo kalbama apie druskininkus. Ten organizuota Druskininkų diena, pradėta Andriaus Surgailio knygos Mediniai druskininkai pristatymu. Su turtinga kurorto istorija renginio dalyvius supažindino pranešimą apie 100-metes tradiciją skaičiuojantį Druskininkų kurortą skaitęs miesto muziejaus direktorius Gintaras Dumčius. Itin didelio popietę surengto plenarinio posėdžio dalyvių susidomėjimo sulaukė savivaldybės mero Ričardo Malinausko pranešimas Druskininkų sėkmės modelis darni bei inovatyvi savivaldybės plėtra. Pasak mero, bendradarbiavimas su garsiausiais šalies akademikais druskininkams labai naudingas ir perspektyvus. Druskininkiečiai linkę klausti patarimų savo srities profesionalų ir juos pritaikyti kurorte. Druskininkai savo vizijas, savo ateities planus kuria patys, bet be abejo mes konsultuojamės su žmonės profesionalais įvairių sričių. Kalbant apie mokslo akademiją, tai yra daug žmonių dirbančių įvairiose srityse, žmonių, kurie yra gyvenime tikrai jau nemažai nuveikę ir dar nuveiks ir iš kurių galima tikrai pasimokyti įvairiomis temomis ir gauti įvairių minčių, kurios gali būti naudingos mums druskininkuose. Apie glaudesnio bendradarbiavimo su šalies regionais teikiamą naudą Lietuvos mokslo šviesuomeniai kalbėjo ir Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Valdemaras Razumas. Akademijos pagrindinis tikslas – kuo daugiau bendrauti su regionais. Aš savo įžangoje parodysiu, kad Lietuva pagal tam tikrus rodiklius ir konkrečiai apie inovacijas, apie kurias bus ir mero pranešimas šiandien, yra paskutinė visoje Europoje. Tai akademijos tikslas ir yra važinėti po regionus, pasakoti žmonėm regionų apie mokslo pasiekimus, ne tik Lietuvos mokslininkų, bet ir viso pasaulio, kad žmonės kuo labiau pripažintų ir susipažintų su šiuolaikiniais moksliniais pasiekimais, su šiuolaikiniam technologijom. Nes situacija Lietuvoje iš tikrųjų yra kritinė ir reikia daryti labai rimtus žingsnius. Atitinkamai ir savivaldybės, kada atvažiuoja į mokslo akademijos bendruomenė išgirsta tos klausimus, kurie aktualūs savivaldybei, nes ne visi akademijos nariai gali nuvažiuoti, sakysim, į Druskininkų savivaldybę, bet žymiai didesnė jų dalis gali susirinkti akademijoje ir išklausyti tas problemas, su kuriuom susiduria savivaldybės. Tai tokia, man atrodo, yra tikrai abipusė nauda ir bendravimo su druskininkais pradžia dar tik tai yra. Mes pirmą kartą akademija apsilankė Druskininkuose birželio mėnesį 2011 metų. Tikėkime, kad išsivystys tas bendradarbiavimas su žymiai didesniais apsisukimais negu iki šiol. Pranešimus plenarinėme posėdėje skaitė Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšys, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros profesorius Romas Lazutka ir to paties universiteto medicinos fakulteto visuomenės sveikatos instituto direktorius profesorius Rimantas Stukas. Vėliau apie kultūros tradicijų puoselėjimą Čiurlionio mieste, ugdant jaunąją kartą, pasakojo Druskininkų Čiurlionio meno mokyklos direktorė Onutė Akstinaitė Subačienė. Kol mokslo akademijoje vyko plenarinis posėdis, tądienį sostinę atvykusiems druskininkų moksleiviams organizuota išvyka į Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteką ir Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centrą. O Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai tądien turėjo unikalią progą šalies akademikų supažindinti su savo kūryba. Tądien mokslo akademijos erdvės papuošė jaunųjų menininkų baigiamųjų darbų paroda, o vėliau visiems renginio dalyviams gerų emocijų suteikė šios mokyklos auklėtinių surengtas koncertas.